Sporto rūmai – europinio lygio architektūrinio brutalizmo paminklas, minimas daugelį enciklopedijų ir žinynų. Tačiau juos norime nugriauti. Nepaisant to, kad autoritetingos europinės žydų organizacijos pripažino, kad jų griauti nėra jokio reikalo. Jau akivaizdu, kad jeigu rūmai bus nugriauti, tą pačią akimirką jų vietoje išdygs statiniai, kokiais yra nusėta Neries krantinė. Tokie, kaip vadinamieji Mindaugo apartamentai. Jeigu mes leisime tai padaryti, paprasčiausiai liksime prie suskilusios geldos. O sporto rūmai mums reikalingi tam, kad svečias arba mažas lietuviukas, žvelgdamas į juos, galėtų paklausti, kodėl jie čia stovi ir kodėl jie svarbus. O mes galėtume atsakyti, tai yra Sąjūdžio lopšys, mūsų laisvės paminklas. Ir tada be propagandos, be žodžių, kiekvienas žmogus supras, kad sporto rūmai liudija. Mes buvome ir liksime ne imperijos vergų, bet laisvų ir orių žmonių tauta. Jie reikalingi kaip toks liudijimas.